Kas naujo? Čia padariau sutvirtinimą. Čia, kaip atsimenat, buvo toks įpjautas metalas, tai aš jį užvirinau ir visai gražią formą gavau. Man labai patinka, kaip čia gavosi. Lygiai tą patį bandžiau padaryti apačioj ir čia apačioj man nesigavo taip, kaip aš norėjau. Jisai kreivas visom įmanomom prasmėm. Tai čia reikės padirbėti gerokai. O gal ir iš viso perdaryti, nežinau. Norėjau pradėti konstruoti jau vairo mechanizmą ir šiek tiek pradėjau, apie jį vėliau. Ir šitas rėmas yra kaip ir atrama vairui, tai norėjau jį kuo anksčiau pasidaryti. Dabar toks, koks yra ir dar jį reikės pakoreguoti, arba, kaip sakiau, perdaryti. Vairas. Noriu naudoti Herade nupirktas vairo traukės šitas. Jas kol kas laikinai sujungiau su tokiu kampuočiu. Bandysiu toliau konstruoti patį mechanizmą ir kažkaip tai pagaminti tą vairą, bet kol kas labai nesiseka ir čia yra pravargtas jau ne vienas vakaras ir nieko nenufilmavau, nes tiesiog stovi ir žiūri ir nieko nesigauna. Žodžiu, šiuo metu neturiu ir apvalaus vamzdžio tokio, noriu plono, nes turiu tik tai tokio storumo ir vairui tai jis tikrai per storas. Biški trūksta medžiagų. Kažką sugalvosiu, kad galėčiau tęsti, kas toliau. Šiek tiek padirbėjau su pedalais, stabdžio pedalas kaip ir nieko naujo. Gazo pedalas yra jau padarytas kažkoks tai konceptas. Spaudžiant pedalą, ten sukasi tą gazo rankinėlę, aš ją tiesiog išardžiau, išėmiau tai, kas būtiniausia. Šitą pedalą laiko spiroklytė, o kol kas laikinai pats pedalas su šitu potenciometru, jie yra sujungti siūlų. Dabar viską bandausi ant siūlo. Jeigu išsibandysiu ir bus ok, dėsim trosą, kažkaip tai ieškosim būdų, kaip čia su trosu padaryti. Ta spiroklė traukia truputį per daug, tai kažkokios reikės atramos tam pedalui, kad jisai neužsilinkinėtų į tą pusę, nes taip tikrai nereikia. Turėtų būti kažkur tai maždaug taip. Ir nuo šitos vietos turėtų jau gazuotis. Ir bent jau naujausiais duomenimis dėl vairo mechanizmo sudėtingumo nesigaus man turėti ištiestų kojų ir negalėsiu aš nustumti pedalų taip toli, kaip aš norėjau iš pradžių, kas būtų buvę tobula. Pedalai turi likti šiapus vairo mechanizmą. Vairo mechanizmą niekur negaliu perkelti iš čionai. Pagaminau iš tokios kompozitinės plokštės, čia reklaminio stendo likučiai, kaip tik užteko maždaug tokiam plotui. Čia kompozitas, ten kur aliuminis, plastikas aliuminis. Išsipjoviau reikiamą formą ir prisukau tiesiog savisriegiais varžtais. Pakankamai tvirta, galiu stovėti, važiuojam, stovėti ir mane laiko. Paskui kaip ir viską reikės išardyti ir nuimti, bet dabar kol kas galiu pasidžiaugti tuo, kaip yra. Užlipau ant vamzdelio. Tai tą progą pereikim ir prie stabdžių. Priekį turim tą stabdžių cilindriuką. Čia prijungiau tą Toyotinę žarnelę. Kol kas prikabinau, ieškau dabar geriausio būdo, kaip per kur vesti. Žarnelė eis kažkur tai iki čia. Ir nuo čia jau eis šitas stabdžių vamzdelis. Turėtų užtekti metro. Tai dabar jungsiu vamzdelį. Jis eis kažkur tai čia, šitoj daly, kur nestovėsi, nemindžiuosi ir panašiai. Toks labiau paslėptas, kažkur pakraščių. Ir kils per šitą rėmo dalį viršun. Ir maždaug šitoj vietoj jungsis jau su kita žarnele, kuri ateina nuo galinio stabdžių suporto. Ir maždaug kažkaip tai taip bus. Tai dabar pradedu lankstyti stabdžių vamzdelį, vedu, ieškau, kokių čia tvirtinimo taškų reikės pasidaryti ar panašiai. Ką mes padarėm? Viskas laikinai. Čia bakelį pritvirtinau laikinai. Žarnelė eina. Kaip ir žadėjau, vamzdelis. Čia maždaug taip išlankstyta. Pereina vėl į žarnelę ir apsisuka. Dabar, mano manymu, mes galim užpildyti stabdžių sistemą stabdžių skysčių ir pabandyti nuorinti sistemą ir galbūt pasižiūrėti, ar kažkur tai per sujungimus neleidžia, nes sujungimų nemažai ir prie cilindriuko, ir čia, ir ten. Žodžiu, per kur bėgti yra. Bandau dabar užpilti skystį, tada tikriausiai mano supratimu reikės pompuoti
kažkas iškrito. Tai užpilu bakelį, pradedu pompuoti, stabdžių skystis turėtų pradėti tekėti, bandysim per galinį suportą norint. Nesimato, ne? Bakelis pilnas. Pabandysiu papumpuoti cilindriuką. Niekas nemažėja. Aš tikėjausi, kad čia pabiški savaime subėgs. O, pirmieji burbulai. Kažkas vyksta. Čia nebeburbuliuoja. Bandau atsukti gale. Bandom dar papampuoti pedalą. Jo, mažėja. Dabar burbulai nebekyla. Tiesiog aš pompuoju stabdžių skystį iš bakelio į sistemą. Dar vieną bakelį supompavau. Eiktų savo. Kol kas viskas pagal planą. Kitam gale pasirodė skystis. Prapompuosiu truputį daugiau to skysčio, kad visokias ten dulkelės, drožlytės, viskas, kas yra iš Kinijos fabrikų, praeitų pro sistemą ir nekeltų mums problemų ateityje. Dabar bandysiu nuspausti pedalą, laikyti jį nuspaustą ir kažkaip viena ranka užveržti nuorinimo ventilį. Nuspaudžiau, stabdį vis dar laikau, nepaleidžiu. Sunku čia persisukus suprasti, kokia jėga suku. Na, sveiki! Esame garaže. Šiandien truputį padirbėsim su mūsų sumažintu automobiliu. Pasiknisęs stelažuose radau dažų, maskavimo juostos, teptukų įvairių, skėdiklio. Kam mums viso to reikia? Turim savo sumažintą automobilį. Kodėl nebuvo serijų? Todėl, kad daugiau gali nuveikti, kai nieko nefilmuoji. Šitas automobilis netgi važiuoja. Ir kodėl dabar jis vėl visas nurinktas? Todėl, kad, kaip ir anksčiau sakiau, reikės nudažyti rėmą. Šiandien ta diena, kai tą ir padarysim. Nuimsiu dar, kas man trukdo. Paviršius reikės nuvalyti nuo rūdžių, nuo kažkokio tai ten tepalo, kitų teršalų. Nušlifuoti siūles, pasižiūrėti, kur kažką galbūt blogai esu suvirinęs. Jeigu kažką rasiu, kad silpnos siūlės, reikės dar truputį sustiprinti, suvirinti. Dabar jungiu timelapsą ir ardau dugną, ardau ašis turbūt, ratus bent jau nusiimu, kažkas tai tokio. Nu, jums praėjo galbūt kelios akimirkos, o man praėjo pusę dienos. Tai rezultatas mano šlifavimo atrodo maždaug taip. Beveik kaip aliuminis. Norėčiau, kad būtų aliuminis čia. Svertų mažai. Galbūt jeigu šitas pavyks, reikės įsigyti aliuminio suvirinimo aparatą ir pabandyti padaryti kažką geriau iš aliuminio. Pasiekiau apie 90% rezultato, kokį norėjau. Tikrai sunkus priėjimas kai kur ir baterijos pastovi viena po kitos sėda, nespėju kraut. Tai kažkiek rankom, kažkiek su vienu įrankiu, kažkiek su kitu. Ir, žodžiu, rezultatas yra būtent toks. Dabar visą paviršių reikia nuriebalinti ir tada nudažysim.
Tai šiandien dažysiu pirmą sluoksnį, nes jau yra 6 valandos. Reiškia, nudažau pirmą sluoksnį, palieku džiūt, rytoj dažysiu antrą. Tai va, žiūrim. Nu ką, pirmas sluoksnis baigtas, atrodo tragiškai, nežinau kas blogai, gal reikėjo atskiesti tuos dažus, neskaičiau instrukcijos, nei apdažyta, nieko nesuprantu. Tai tiesiog nudažiau pirmą sluoksnį, kaip gavosi, taip gavosi ir palieku džiūt. Tikiuosi per naktį įvyks stebuklas ir viskas pagerės, o rytoj galėsiu uždėti antrą sluoksnį ir viskas atrodys nuostabiai. Važiavau į garažą. Čia va tokie ruošinukai palikti. Nykštukas visą naktį dirbo ir kai ką padarė. Norit sužinot, kas tai yra? Žiūrėkit toliau.